Labą dieną visiems, čia su jumis tas Dvika kanalas ir šį kartą aš filmuosiu šitą video geresnių, kaip supras geresnių, negaliu pasakyti, pamiršau žodį, tiek to. Geresnis video dabar bus ir aš šį kartą noriu jums kaip ir pasakyti, kad praeitas video buvo biškį toks blogas buvo video, aišku, iš jūsų komentarų aš negavau, tik vieną. Dabar aš šitą video jau iš naujo pradėsiu žaisti ir žiūrėsim, kas bus. Bet šį kartą aš norėčiau, kad jūs tikrai jau spaustumėt laikus, komentuotumėt ir subscribintumėt, jeigu jūs patiks šitas video ar viskas. Tai pradedam, yra jau užėjom į serverį. Aišku, šitam serverį geras dalykas tas, kad čia galima parašyti Kit Starter ir duoda kaip ir pirminius dalykus, su kuriais galima pasistatyti namą, kaip nors išgyventi. Tai aš galvoju, kad mums seksis viskas gerai. Aišku, dabar aš kažkaip mane jungia serverio, tai dar kartą pabandysim. Šitam serveriam patiko vienas dalykas, kad čia daug žaidėjų ir labai daug žaidėjų, kurie geri ir duoda, ta prasme duoda gerus dalykus, jeigu jų neužpulsi ir nieko nedarysi su jais, tai jie gal ir nieko nepadarys su jumis. Bet kai kurie žaidėjai, aišku, yra blogi. Tai aš suprantu, neleidžia mums į serverį eiti. Taip. Nu tada bandom kitą serverį. Gal kitam serverį mums leistoj. Biškį palaukit, aš susirasiu serverį. Aišku, tam serverį toks biškį sunkumas bus. Bet tiek to, gal kaip tos išgyvensim. Aišku, aš į lietuviškus serverius tai noriu eiti. Aš žinau vieną lietuvišką serverį, bet ten lagina, kokia problema. Aišku, aš norėčiau lietuviškų pažasti. Geriau galima susirašyti su kitais lietuviškai. Čia aišku rusiškas serveris ir visi galima sakys kalba lietuviškai. Nu prisijungiu kaip į prie serverį, čia pas mus diena. Matote, čia daug namų yra. Taip. Pirmojo etapo mums duoda akmenį, su kurio galima resursus rinkti visokius. Akmenį, taip pat medienos. Rinkdami resursus aš jums papasakosiu vieną dalyką, kad yra tokios vietos, kuriuose tuoj parodysiu, būna visokių dalykų. Tai medkytai visokie daiktai, šautuvai. Nu, ta prasme, dalykai, kurie padės mūsų išgyvenimui. Aišku, aš ką tik žmogų pamačiau, bet aš parodas jis nebus geras, tai bandom kaip nors paimti kas. Dar pamiršau. Galima parašyti Kit Starter
jeigu leis šitam serveriui, nes kai kuriuose serveriuose atveju neleidžia. Aišku, šitam serveriui negalima tokių dalykų, bet galima vieną dalyką FPS, tai dalykas leidžiantis sumažinti lagą serveryje. Va, kaip matote, aš sumažinau biškį, bet aš nežinau, ar tai padės. Aišku, gali ir padėti, nu čia aš jau suprantu, kad tas viską čia išlūtino, galima sakyti. Tai va, žmogus. Va, nekaranoiškas žmogus. Ko jis iš manęs nori? Jis mane dabar nori nužudyti. Tak, pabandysim visi kaip nors užžeisti. Taip, aišku, jis dabar bėgs nuo manęs. Aišku, aš turiu jau bėgti, nes... Va, dar vienas dalykas. Kaip eini tokias vietas, tai jums duoda 500 radiacijos. Jeigu bus 500 radiacijos, jūs jau pradės pažėti gyvybės. Tai yra, aišku, blogai. Aišku, jis dabar mane turbūt nužudys. Aš galvoju, paspėsiu jį nusužeisti. Bet aišku, čia dėl lagų man neišeina. Aišku, jis dabar bėga nuo manęs, tai žino, kad aš galiu jį nužudyti. Aišku, pas man 7 laipė, aš abejoju, kad aš jį nudėsiu. Bet jis gal kaip nors išeis jį nužudyti. Man rodos, kad neišeis. Jis tuoj mane nukals. Aišku, aš dabar išseksiu, nes man įdomu, ar aš sugebėsiu jį nužudyti. Va, kaip sako, ne tik yra medžiai, iš kurių galima gauti medienos, bet yra ir medienų krūvelis, kurios duoda žymiai daugiau medienos. Tai, va, kaip bėgom, matėt akmenys, su kurio galima gauti geležies, sulfur ir staunų. Aišku, aš dabar nesigirsiu, kas kam reikalinga, aš tai biškį vėliau papasakosiu apie šitą dalyką, bet aš tikiuosi, kad spėsiu šitą pagauti ir nužudyti. Bet turbūt nespėsi, jis to į namą turbūt įbėgs. Jo. Ne, čia reiškia, tai jo namas buvo. Pagal jo. Jo. O, nudėjau jį. Jo, biškį man neišėjo. Čia namas, aišku, buvo. Nieko nepadarysi, pradedam iš naujo žaisti. Tai va, vėl. Ir su akmeniu. Nu tai, dabar mes einame rinktis. O, aš vėl pasakyti, va šitie gyvūnai, iš kurių galima gauti mėsos, su kuria reikia pragyvenimo, aišku. Bet tą mėsą jums taip, nes gali suvalgyti, aišku, bet jūs tiesiog apsinuodysit. Tai reikės tą mėsą pačią, aišku, iškepti, o įsikepti bus galima su campfire,
kurią aš paskui parodysiu. Dabar aš noriu medienos. Man akmenys, man mediena. Ir dabar pabandysim sumedžioti kokį gyvūną, iš kurio galima bus padaryti. Šiame epizode aš noriu ir pasidaryti savo lankas, kurio galima bus lengviau medžioti. Aišku, lanką, kad pasidaryti reikia odos 5 ir 35 medienos. Gal aš ką nors čia sumedžiosiu, tik aš įsivaizduoju, ką čia galima sumedžioti, aš nežinau. Nu, aišku, yra čia meškos, vilkai, stirnos ir kiaulės. Nu, šernai, aišku. Šernus galima lengviausiai nužudyti, nes jie labai lėtai bėgioja ir bėgdami iš paskos to gyvūną galima jį sudoroti. Aš matau namą, bet jis yra uždarytas ir aišku, į namus negalima taip laisvai, aišku, įžengt, nes duris. Aišku, medienos duris galima išlaužti iš 200 kažkur smūgių, bet aišku, čia tik veltui suestysite laiką, nu nebent jūs aišku turit kirį, tai biškį mažiau, bet aišku, neverta taip lūtinti kitų namų. Geriau savo pasistatykite ir gyvenkite ten. Nebent jums labai įdomu, kas tai viduje namuose. Aišku, lūtinti namus galima tokius, su medienom turim ypač geriausiai, nes tose namuose būna visokių resursų. Tak, čia aš matau namus kažkoks įdomus. O duris. Aišku, aš dabar nelaužysiu tų durų, bet to medieną reikia pasimti. Va, šitas medienas geriausiai imti, nes aišku, aš noriu dabar sumedžioti kokį gyvūną. Jeigu aš nesumedžiosiu gyvūną, mano alkis vis mažės, kol nesumažės iki 0, tada jums po truputį pradės eiti gyvybės. Bet aišku, jums iš karto bus perspėjimas, jau raudonai rodys. Aišku, jūs jeigu to perspėjimo nepaklausys, galite aišku žūti. Tai va, aš dabar pabandysiu nudėti tą šerną, aišku, bet aš nežinau, ar jį nudėsiu, nes man vilkas, jeigu mes dabar atsistosime, jis iš karto pradės pulti mane. Aišku, aš nenoriu, kad jis mane pultų. Ta plintė vilkas. Ne, neverta turbūt. Tai vis dėlto pabandysim, kad mūsų medžioti, gal išėjęs. Paskui pabandysim vilkas sumedžioti, kaip planką pasidarysime, jau galėsite medžioti meškas, vilkus, visokius mutantus. Aišku, lengviau bus apsigyti nuo kitų žaidėjų. Aišku, aš žinau vieną dalyką šitam, kad čia kurie žaidėjai yra geri. Tai man tas patinka dalykas. A kai kurie šis žiaurus ir tiesiog ateina ir jūs nužudo. Aišku, pasitikėti kitais žaidėjais, aišku, neverta. O ne, aš puolė. Aš dabar turbūt žūsiu. Nu, gal išėjęs man jį nudėti. Aš neįsitikinęs. Čiūvis, viskas mane nudėjo. Kaip negerai. Vėl pradedam iš naujo, vėl kitoje vietoje. Aišku, man toks dalykas nepatinka, bet nieko nepadarysi, reikia kentėti ir kaip nors gauti tų resursų. Aišku, aš čia galima sakyti apie visą mapą ir žinau kiekvieną vietą.
Aišku, kai kuriuose vietose čia labai baisu. Kai kuriuose vietose toks neblogos vietos, kuriuose galima kaip nors išgyventi. Bet aišku, jums reikės tam statytis kur nors toliau, nes čia tokių yra žmonių, kurie gali tą prieidinti namus. Aišku, apie namus pas dabar neštikėsiu čia. Kitoje laidoje parodysiu, kaip čia. Man dabar vėl norėsiu pabandyti kaip nors užmušti. Taks. Nu, nors pasidarom Stonehenge. O ne. Kairys ir vėl jisai mane užpuolė. Gal man tokie vilkai nepatinka ir jūs pasižiūrėti, kaip sunku su jais kovoti. Va, aš vėl miriau. Aišku, įmanoma jūs taip nužudyti, bet aišku, labai sunku. Ir, nu va, mes vėl papuojam kažkokiai nežinomoj vietoj. Aišku, šitą vietą kažkur man jau matyta. Gal čia. Aišku. Dabar aš noriu pasidaryti Stonehenge. Stonehenge bus biškai lengviau rinkti resursus negu su šito akmeniu, nes sakome kažkaip lėtai, o su Stonehenge jis greičiau renka resursus. Aišku, jeigu jums patinka su akmeniu dušyti, jūs dušykime, tai nėra skirtumo, bet aš tik sakau, kad taip kaip yra. Nepykit, kas taip jau išeina, kad man reikia vis dėlto Stonehenge, nes aš noriu greičiau ką nors nužudyti. Tai va, yra 3 rūšių akmenys. Čia šitas akmuo daugiausiai duoda metalo. Yra va, dabar šitas akmuo daugiausiai duoda surful. Nu, dabar aš baigiu savo veidą. Все.